right now. Žiauriai juokinga, nes aš atrodau, kad aš einu nuoga. Numetė mūsų baiką kažkas. Reikia dabar įsijūti. Negalima galvoti. Kaip nejau, kad čia dirba. Oi. Aš esu apakus. Žiūrėkit, kaip čia gražu. Tingilė. Prieš atvykdami į Fukoką dar atskridome į Bankoką vienai dienai, tai ten labai daug ko nefilmavau, nes mes tiesiog vaikštinėjom, žiūrėjom, šopinomės ir realiai buvo žiauriai karšta, buvo žiauriai užterštas oras, tai mūsų laikas Bankokė neprailgo. Čia yra tas smoothie bowlas, aš paėmiau su avokado ir blueberry ir kavytę, pagaliau. Prašau pažiūrėti, kaip tik atėjo Rygno maistas. Negaliu patikėti, bet pusryčiai tik 6 eurai. Va taip atrodo mūsų transporto priemonė keliom dienom, 9 tiksliau. Toks juokingas jisai. Bičio vonia. Ten sėdi vyras ir sako, kaip bičio vonia. Tu žinai, kad ant šitų jie iš tikrųjų plaukėja. Mes nuvarysim į vieną miestą, man atrodo, greitų metu. Ir tame mieste plaukėja grinai ant tokių dalykų, tipo jie taip tave išsuka. Tas bičias mums nepatiko, jisai tiesiog tas labai, labai prastas. Tai mes tiesiog pasižiūrėjom. O tai va, plauna, žinokit, mūsų indus. Mes atvarėm į kavinutę šitą tokią kažkokią labai jaukę. Ten, žodžiu, viskas labai jauku, vaikinas jau prisėdęs dirba. Pala, aš nesupratau, ką tu užsakei? Ai, okei. Toks ir buvo planas – paragauti vietnamietišką kavą. Pagaliau atnešė mum kavą, čia yra coconut coffee. Atrodo va taip ir net yra šaukštelis duotas, kad jeigu ką galėtum valgyti. Welcome. Daug man valgyti. Aš filmuoju, nes čia yra, kokia čia yra vietnamietiška sriuba su chicken. Po. Chicken po. Atrodo kaip kalnai biški gale. Taip, čia tokie, čia Alpės. Mes dabar valgom, aš jau pasiėmiau sriubą, einu dar pasiims kitą maistą. Čia mūsų pirmas miestas Vietname. Biškai pergyvenu čia valgyti. Nes Tailande viskas buvo okei, bet čia aš nežinau, bet aš paėmiau dėl to sriubą. O dar, hebrytė, prašau pafilmuoti mane. Dar čia yra Belenkokio dydžio shopping street, kur tu gali prisipirkti visko. Ir aš mačiau tokių tašių, aš jums tuoj parodysiu, va čia va. Šitas tašis atrodo... Čia yra kažkoks fried rice, žodžiu, su, pamiršau, beef. Aš, žodžiu, keliom kalbom dabar šnekėsiu. Čia visi aplinkui Ignai viską daužo, tai girdi? Ai, jisai. Taip. Jis daro ledus tos. Taip, tailandiečius. Čia va tokia gatvė ir mes eisim palei ją. Bet jisai daro tailandiečius ledus. Thai ice cream. Tai čia su manim nereikia. Labas rytas, mylėjai, tai šiandien mes esame labai fainai kaviniai ir mes užsisakėm, Vainas jums rodo, yra kiaušiniai, žodžiu, 2 kavytės ir čia pas mane va toks va taustas. Aš negaliu patikėti, kad šitas taustas čia kainuoja 3 pam. 3 pam europietiškas taustas, nes pagrinde vietiniai tokių dalykų nevalgo, tai čia faktas, kad čia yra viskas, ta prasme, turistam ir va tokios va kainos. Tai gerai. Maistas šala, aš labai noriu valgyti. Mes atvarėm jau namučio, tai žinokit, aš taip su jumis šiaip iš tikrųjų nelabai kalbu, bet, kažką kalbu, bet ir kažką labiau rodau. Bet, žodžiu, mes dabar atvarėm jau namo po pusryčių labai skanių ir varysim į džymą, nes sportuoti tai reikia, kas sportuos, jeigu ne mes. Tai dėl to varom į džymą, tai einam apsirengsim ir pratėjame mūsų viešbutuką. Ignas mane paliko vienas su šuniu. Aš tą sakau, šunys jaučia energiją, jeigu tu rodai, kad tu bijai, jie tave puola. Mes atvarėm į džymą ir žiūrėkit, koks čia fainas rajonėlis. Čia yra grinai kaip Europoj toks jausmas. O čia yra todėl, kad jie kažkodėl, vietnamiečiai, jie mėgsta daryti viską, kaip daro europiečiai. Ir tipo, jie mėgsta tiesiog nukopinti italus ir daryti kaip Italijai, viską, vaivo Italiją sukurt. Ir mes dar važiuosim kažkada į miestą, kur grinai yra atstatyta Venecija. Aš nežinau, kodėl jie taip daro, bet jie gal labai vaivas. Ir jie nusprendė Veneciją pasidaryti šitam, kur? Vietname.
Bet šiaip Vietnamas yra buvusi prancūzų kolonija, todėl čia eismas vyksta dešinė pusė, ne taip kaip daugumoje Azijos šalių, nes kitose Azijos šalyse eismas vyksta kairė pusė. O jums toks įdomus faktas. Dar faktas apie Vietnamą, kad reikia visur eiti basom. Tik man keista eiti visiškai basom, tai aš su kojinėm bent jau esu. Opa. Nes tiesiog visi vaikšto basom. Labai geras sprendimas. Ant kamulio? Nugarą ir visas tvoras. Žiauriai gerai ir presas. Aš ką tik buvau, tai įvesim video. Bet ten. Aš biškutį šlapėjau ir žinokit, oi. Man skratė visas skrandį, aš tiesiog jaučiu dabar, kaip man skrandė ten tiesiog. Mes tvarim į paplūdimį, kuris yra netoli mūsų namų. Dabar varom. Šį biškį degintis, dabar nėra saulės, bet jau yra UV7. Tai ir Ignas sako, ar tikrai reikės spėję papirkti. Pažiūrėk, čia dar yra tinklinė aikštelė, čia, man atrodo, jau yra kaip ten tas pikebolas. Jo, čia su tom kietom raketėm. Labai gerai tavo plaukai atrodo. Arba gali čia žiauriai gerai šitą... Badmintoną? Futbolį. Ai, badmintoną. Kojų tinklinį. Kojų tinklinį, nu jo, labai gerai. Einam čia kažkur gultis, čia prie vilų, kaip tik. Mums tinka ten prie vilų, Ignai. Švarus smėlis. Prie vilų mums labiau tinka. Tai dabar užsakiau savo kokosą, dirbsiu, laukiu Igno, nes Ignas trumpam išvažiavo. Ir tiesiog va toks yra mano vaibas dabar. Visiškas čiliakas su tokiu vaizdu. Antram plane žiauriai garsiai groja muzika, bet aš pabandysiu jums nufilmuoti tiesiog bent jau ką aš šneku. Kandžioje visur, kur įmanoma, žodžiu, užsakiau kokosą už 3 eurus. Čia yra brangu labai. Nu, kaip 2 p, man atrodo, bet čia žiauriai brangu, nes kokosą galima marketuose užsakyti gal už kokius, nežinau, eurą. Na tai žodžiu, biški buvo paišlaidauta, kol Igno nebuvo. Beje, mano plaukai gyvena atskirą gyvenimą, bet kaukė iš 7-Eleven žiauriai man pagelbėjo ir man žiauriai gerai plaukai atsistatė, nes pirmas 2 dienas buvo žiauriai blogai ir dabar jau matau, kad, nu, jau atrodo vis tiek kaip šiaudai, nes taip ir yra, bet... Bent jau jie yra švelnus. Aš jau jaučiu, kad jie tipo pamaitinti normaliai, nu žodžiu. Pakritus aš čia jums tiesiog šneku, bet einu dabar montuoti vlogus, žiūrėti reelsus, ką nufilmuoti, padirbti su planavimu, nes turiu dar vieną klientą, kuriam turiu suplanuoti kelionę, tai reikia normaliai pasėti paieškoti. Some days just simple, they don't have much, so I don't get stressed. Just a little light and a little rest. I move calm, I don't second. Mes renkamės maistą, žiūrinėjom, šiaip iš tikrųjų mes radom marketą, kuris yra pigesnis nei mūsų. Kažkaip plaukeliai, tie mango. Tai šitas dalykas kainuoja lygiai eurą ir dabar mums darė jį mergaitė mažytė, gal kokių 10-11 metų, be lenkiek laiko. Jau 15 minučių, žinai, ten viskas. Čia žinau, kaip nesu eilė susitvarkytų, bet... Jo, bet pusė išėjo, dėl to mes vieni realiai likom. Tai mums darė. Bet tiesiog miela, kad vaikas... Ne, čia ne miela. Čia eilė. Kaip miela, vaikai čia dirba. Wow. Žodžiu, bet ne. Tiesiog, kad miela, kad tipo, jinai darė, bandė, stengiasi ir mes... Tu gali vis mažiau eiti mane, man kelio nebeliko, aš to į gatvę išeisiu. Jeigu čia balinkiai tų plaukų. Tai what the fuck, realiai, pažiūrėkit, atrodo kaip plaukas. Tai mangai ir sudaryti iš plaukų. Gerai, čia yra prasisiūlyti, tai galima filmuoti. Labas rytas, mėlyjeji, tai mes jau su vandenuku, su Ignu. Dabar žiauriai tyliai šneku, nes atsikėliau gal prieš 20 minučių, bet dabar yra po 8 p.m. ir mes jau esame prie jogos studijos, tai va, jinai vadinas. Mes jau paėm kažkokią chatą, man atrodo, gyvenai. Vis kažką į namus. Dar įdomus faktas, kad pasisrišti reikia nusiimti tapkės, bet mes su Ignu ne visų nusiėmėm, nes kai kur atrodo, nu tikrai, dar galima biškį paėti su tapkėm. Mes ką tik po jogos, tai iš tikrųjų labai patiko, aš nelabai galėjau filmuoti, nes buvo tik 3 žmonės, mes su Ignu dar vienas vyrukas, tai tiesiog nefilmavau, bet labai faina. Aišku, man trūko gal šiek tiek daugiau jogos pačių pratimų, nes buvo labiau tampimasis toksai, bet po vakar žymo šitas tampimas gal net geriau iš tikrųjų. Ignas sako, ten straglina. Ne, labai sunku, joga labai sunku, man joga turi būti relaksas, kur aš galiu gulėti, man kvepuoti, prasitemti, zen pajausti. Ja, o tu čia nepajaučiai zen? Mano klubai užrakinti, mano pečiai užrakinti, mes ten darom, aš ten visas sulūžęs, su toks kreivas guliu.
Sudėtinga, bet dabar šiaip žiūri gerai jaučiuosi, tipo, po jogos toks kūnas atrodo visas atsipalaidavęs, žiūrėjau miegot nueiti. Gerai, mes važiuojam pusryčiaut. Čia jau dėkinga atrodo aš su šito šalmu savo. Atvarėm dabar į naują mūsų išbandomą kavinę. Žiūrėkit, įeina kava. Bet realiai 3 viename skonis. Pavasti. Jo, tai čia ir yra 3 viename. Gal tai blogai atrodo šitas dalykas. Ai, aš nepasakiau, ką aš sakiau sultis, tipo ginger, lemon, mint ir honey. Kaip jūs galvojat, man pavyks perpilt? Pavyko. Čia dar morkų yra kažkodėl. Bet skanu. Atnešė maistuką pagaliau, tai va Ignas jau valgo, čia yra jo kažkokia kiaušinienė, žodžiu, su daržovėm. Ir pas mane yra avokado, taustas su gėlėm. Mums dažniausiai skauda pilvą, arba šiaip būna kažkokie pilvo negalavimai, grinai, kai mes pavalgom europietišką maistą. Kur dažniausiai sako, kad tipo, va, čia pagavo bolį į belį, ar kaip jie ten vadinasi. Nu, kai pagavo ten kažkokį parazitą ar kažką tenai, žodžiu, Azijai, tai dažniausiai pagauna turbūt tie, kas valgo pagrindę vakarietišką maistą. Nu, tai varo picų valgyt, varo tenai steikų valgyt, arba ten, nu, žodžiu, visokius restoranus, kur nėra jų pagrindinis maistas. O tas lauko maistas, street foodas, yra dažniausiai techniškai labai gerai apdorotas ir, sakau, kaip pavalgėm, nebuvo šis problemų. Pažiūrėkite šitą vaibą. Žodžiu, čia va toks paplūdimys, vienas iš populiariausių. Ir mes pasiėmėm tiesiog tokį chair su stalu, kad vėliau padirbt. Tai kaina ten, man atrodo, 2 eurai. 2 PM ar 2 9, 4 valandom. Čia bus mano deginimasis spotas kažkur. Blemba, koks vaibas. Gerai, mėly draugai, mes jau einame, mes pabuvom pliaže, kiek? 3 valandas. Eik, tu savo kaip kaitina. Kaip plius kem toks jausmas. Jo, atsargiai. Ir mes visą laiką bandėm, kuo mažiau būti ant saulės. Realiai išsimaudėm vieną kartą, nes mes visą laiką buvom šešėlį. Nu, kad tiesiog nenudegčios. Čia dar užsukom į parduotuvę ir pasiėmėm savo pjaustytų vaisių. Tai aš labai mėgstu būtent ananasus, jackfruitą, va čia dragonfruitą, bet jo nesu dar ragavus, ir mango. Ir rambutano, bet aš galvau, kad čia yra lyčiai. Va toks va. Pažiūrėk, čia Igno maistas. Mano tai va nėra dar kol kas. Šiandien buvo ryte pažaisti šiek tiek teniso, nedaug valandėlę. Nes iš tikrųjų aš mėdėjau tiesiog jau vėliau, aš tiesiog nebegalėjau. Tiesiog ne. Ignui belen kaip skauda dantį. Turiu nuojautą, kad mes ieškosim dantis. Nu, tvarma. What the heck? Varysim į Pardį ir aš noriu apsišopinti, pasižiūrėti savo rūbų naujų. Palauk. Picasso. Babulė. Mes varom į miestą pagaliau ir ten bandysim žiūrėtis fainų dalykų paveikti ir aš jums viską parodysiu. Kokosas paimtas, galima keliauti. Duo. Mes atvarėm į Sunset Towną, kuris yra pietuose šios salos. Ir čia yra belenkiek veiklos turistam. Realiai šis miestas yra pastatytas grinai turistam, nes čia yra lyg Italija. Ir taip pat šiaurinėje pusėje irgi yra toks pats miestelis ir ten jau yra Venecija. Ten realiai padaryta upė ir per ją tiesiog teka valtis, plaukia valtis. Nu, žodžiu, visas vaibas yra Venecijos. Beje, yra vieta, kur visi fotkinas. Squid Games. Neatsimenu dainelės Squid Game'ų. Aš irgi nelabai. Palauk. Kažką jau. Palauk. Tingila. Mane kopinė. Nu jo, bet tu arčiau jaučiu. Aš tikrai arčiau nei tave kopinu. Žiauriai juokinga, nes aš atrodau, kad aš einu nuoga. Taip, tu tokia.
Kas ir iš jūsų domitės kelionėm, norėtumėt kažkur nukeliauti, nežinot kur, nežinot kada, nežinot su kuo tai aš jums nepadėsiu, bet šiaip turiu tokį dalyką kaip kelionių planavimą, organizavimą ir konsultacijas, tiesiog paprastas konsultacijas, kur pakonsultuoju. Tai pavyzdžiui, turėjau klientą, kuris sako, aš noriu nuvaryti dabar 3 dienom, po savaitės kažkur, nežinau kur man čia geriau varyti. Aš ją pakonsultuoju, papasakoju, kur aš šias vietoj važiuočiau, ko jinai nori priklausomai, nes jeigu jinai nori gamtos, tai čia vienas dalykas, jeigu nori miesto, kitas dalykas, o jeigu jinai nori ir to, tai dar trečias dalykas, žodžiu. Tai mielai kviečiu parašyti man Instagrame arba kur jums tiesiog patogu, kur jūs mane galite susirasti ir kur aš gausiu jūsų žinutę, kad ir į paštą. Ir ten leisim pakalbėti apie tolimesnius planus, ar norit, kad aš jums organizuočiau kelionę pagal jūsų poreikius, ar norit, kad tiesiog pakonsultuočiau. Bet esmė tame pagrindinis dalykas, kad aš dirbu su individualiais planais. Tai reiškia, kad aš kiekvienam žmogui pagal poreikius organizuoju kelionę. Nėra taip, kad paketų ten, nežinau, nori tiesiog į Turkiją nuvažiuoti, aš galiu, aišku, pakonsultuoti jums viešbučius, nes esu dirbus kelionio agentūrų ir aš tikrai nemažai važinėjus esu į kitas šalis dėl viešbučių patikrų ir taip toliau. Jau išsitraukė, jisai mango valgo. Jeigu nori tokių skanių mangų paragauti, parašykit Mišeliai, jinai jums organizuos kelionę. Mes Igno atėjom pavalgyti Mes gerai apsėsti. Jo, į restoraną, į kurį Ignas rado ir va tokį dydžią meniu per visą stalą atnešė. Čia dar mažas. Nu ne. Gerai, rinksimės maistą. Galiau valgysi. Aš labai norėjau valgyti. Stop, čia kažkur kelias. Čia tiesiai. Eik, tu sako, kad čia yra. Bet tie šešėliai realiai atrodo kaip balas. Atvarėm į paplūdimį, kuris yra netoli to Camp Beach, kur praeitą kartą buvom. Į šitą beachą įėjimas kainuoja 2 eurus žmogui. Iš tikrųjų, tai mes gal nepirktume, bet čia, man atrodo, gal bus mažiau žmonių ir bus gražiau. Bet mes tos 2 eurus galim tiesiog išleisti Coca-Colai, gėrimui, kokosų, ko norim. Tiesiog, realiai, tai, kad tu sumoki, tu gauni gėrimą ar kažką, kad tu pirksi. Nu tai, bet čia labai gražu. Čia vaibas. Kažkas numetė mūsų baiką, pažiūrėkit. Esmė, kad mes mokėjom už parkingą pirmą kartą gyvenime, nes visur yra nemokamas parkingas. Ir čia yra parašyta 100 tų VND žmogui, žodžiu. Mes čia atvažiavom ir sumokėjom, mes galim įsistatyti ir automatiškai parkingas yra prižiūrimas. Aš tokia, tai turi būti kamera ir mes ieškom, kad kamera būtų Vietname, čia yra neįmanoma. Ir aš tiesiog atsisuku, sakom, kad va kamera kaba ir mūsų baikas va čia stovi, viskas matos. Čia, šitas sako, ne čia buvo. Jis sako, kad čia ne čia buvo, aš esu apakus. Karočiui, jie mus bando apskemint. Mes tiesiog neturim šiandien daug veiklos, tai mes galim biški... Skovojam dėl 13 eurų. Taip. Tomorrow, okay. Tai galiausiai po ilgų bandymų žodžių susitarti ar kažkaip tenai išsiaiškinti, supratom gerai tiek to ir varom tiesiog mes į Phuket kalėjimą. Tai Phuket kalėjimas yra žiauriai populiarus ir dabar ten yra visiškas muziejus. Šis kalėjimas buvo įkurtas prancūzų kolonijos laikotarpiu. What the fuck? Vietnamo karo metu čia buvo viena didžiausių karo belaisvių vieta ir skirtingais laikotarpiais čia buvo laikoma 10 000 žmonių ir iš tikrųjų vaizdai tai yra žiaurus ir aš tiesiog negaliu visko parodyti, nes čia tiesiog mane, man atrodo, užbanintų iš karto. Tai sąlygos buvo žiauriai griežtos, buvo belenkiek ten barakų, ribotas maistas ir griežta labai kontrolė. Ir kaliniai kasdien kasdavo tunelius po žemę, kad pabėgti ir didžiausias pabėgimas įvyko 1968 metais. Tai tada ištruko apie 2700 kalinių. Black sugar matcha latte. Nu, čia tokių įdomesnių gėrimų iš tikrųjų yra. Žiūrėkite, kokie gėrimai čia yra. Labai gerai atrodo. Visi su gabaliukais kažkokiais. Kas čia yra? Aš pamiršau šitą pavadinimą. Pasiėmiau ir savo kai ko, tai pamatysite vėliau. Aš jums parodysiu. Labas rytas, tai sveikinu su jumis su šlapiais plaukais, ką tik iš dušo. Ir dabar yra rytas, tai mes važiuojam be abejo skaniai valgyti. Tai mes važiuojam į labai įdomią kavinutę, pamatysite, kas ten gero ir kodėl jinai yra įdomi. Ir mums važiuoti 20 minučių, tai aš laukiu, kol Ignas pasitips SPF-ų, nes jisai belenkaip nudegė vairuodamas rankas ir nesimato, žinok, taip. Yeah. Nu kažkaip ne, gyvai labiau matos. Aš dėl to visą laiką su šita važinėjau, nes sakau, kad apsisaugot, nes labai kaitina. Ši pusryčių vieta man ypatingai patiko.
Čia tau duoda meniu ir tu gali išsirinkti ir sužymėti, ko būtent tu norėtum. Ir va mūsų pusryčiai, čia iš tikrųjų mažos porcijos, bet man asmeniškai užteko ir galime visko paragauti. Ir užsisakiau strawberry matcha ir man belenkai patiko ir aš norėčiau dar kartą būtent išbandyti vėl tą skonį. Savo spuogų, su savo netobula šukuosena, bet aš tiesiog ją pasidariau, kad su baiku važiuoti man būtų patogiau. Aš noriu, labai gražu, pažiūrėkit. Žodžiu, aš norėjau jums parodyti, ką aš nusipirkau prieš kelias dienas ir vis pamirštavau nufilmuoti ir dabar prisiminiau, kai tepiausi ant lūpų. Tai nusipirkau va tokią va Laneige kaukę. Dauguma turbūt iš jūsų žino, kas tai yra ir kaip jinai veikia, kad čia yra tiesiog tokia sleeping mask ant lūpų. Bet vienintelis dalykas, kad čia šitą kaukę kainavo 1,50 € ar euras šiam. Aš dabar nebeatsimenu, bet labai pigiai. Tai aš nusprendžiau ją paimti, nes Lietuvoje, man atrodo, aš tokią kaukytę už kokius 3-4 eurus imdavau, net kartais ir brangiau, man atrodo. Nu, žodžiu. Ir va tokią va Laneige kaukę radau, kuri yra veido kaukė, tai water sleeping mask nakčiai. To aš jums atidarysiu ir parodysiu. Tai šitie garsai, kuriuos jūs girdite, yra pastovę. Aš juos taip pripratus, nes tiesiog Vietnamas yra statomas dabar labai intensyviai. Ir tie garsai jau tiesiog aš jau pripratus prie jų. Va tokia va jinai atrodo. Nėra kvapo, kas man patinka. Nes kai yra kažkoks labai dirbtinis kvapas arba labai kvepia, tai aš tada iš karto suprantu, kad ten labai daug dirgiklių yra. Tai žodžiu, pasiėmiau savo 2 tokius dalikėlius. Ir o šitą irgi kainavo gal 3 eurus ar 2 pem. Dabar nebeatsimenu. Tai va tokios tokelės. Gerai, važiuojame mes dabar į Star Beach, kurį jūs pamatysit. Greitai aš jums parodysiu. Ten yra labai daug žvaigždžių. Ne žvaigždžių, jūros žvaigždžių. Nu tai žodžiu, aš tikiuosi mes jūs pamatysim. Prašau nežiūrėt, kaip aš atrodau, nes mes ką tik 5 minučių važiavom. Tai nieko nesitikėkit iš manęs. Bet, žodžiu, žiauriai pavargau važiuoti kažkaip, nors Ignas turėjo labiau pavargti nei aš. Na, žodžiu, atvarėm į Star Beach beachą. Jeigu jums bus įdomu, tai čia, žodžiu, yra taktikos, nes keletą kartų tau siūlo tiesiog sustoti, nuvažiuoti į subautą nuvaryti, kad tiesiog sumokėtum šaibus. O mes per Instagramą, per TikToką pažiūrėjom, kaip būtų geriau tą padaryti ir kaip dabar pračiau. Žiūrėkit, kaip čia gražu. Aš bijau. O kokios jos tekstūros, kaip tu manai? Jūs kažkokias keistos. Patausiu. Zūmina, bitės. O paduobę rado. Bele kaip sukaitė, ėjom 10 minučių iki to, tada ten pabuvom 5 minutės 10 ir tada grįžom. Ten labai daug žmonių, tai nėra vaibo, tipo ten chillint. Ir plus mes važiuojam į miestelį, kur sakiau, kad panašus kaip į Veneciją. Ir žiauriai karšta ir aš norėjau labai šalto kokoso, bet dėja, jie nebeturi jau. Labai keista, kad Vietnamas, kur guli vien kokosai va čia aplinkui, belenkiek. Pastoviai eini, va. Šito reikia man. Užsisakėm savo kavutės, aš pasiėmiau kavos, tiesiog latę šaltos, o Ignas pasiėmė šaltą. Ignas pasiėmė kokosinę, ten mango, o pasiflorų, nu žodžiu, kažkokį biškį su smūtį, skanus. Taip. Labai išreikščiau. Ir aš pasiėmiau savo šitą va. Ui, mane biškį sukniso, bet va tokią pasiėmiau savo lotus. Pabandysim, paragausim. Aš jau paragavau jį ir jisai atrodo iš išorės, kad jisai labai sausas, bet iš tikrųjų, žiūrėkit, jisai žiauriai minkštas. They don't have much, so I don't get stressed. Just a little light and a little rest. I move calm, I don't second guess. Let it come, how it come, I'm blessed. They don't have much, just time and air. I ain't gotta rush to get nowhere. They move loud, I move cool. Cooperation. Ignas dirba iš visur.